Kad ir kaip skųstumėtės kasdieniais telefonų skambučiais, kartais tai geriau nei jokių. Netekus darbo užgriūva nemaži rūpesčiai. O kaip su jais susidoroti, mokame ne visada. Paprastai reaguojame stresu. Konsultuojamės pas specialistą, ką daryti, kad stresas netekus darbo netrukdytų gyvenimui, o būtų naudingas. Tai reikia labai įsiklausyti į tai, į savo vidinį monologą, kaip mes kalbam patys su savim. Ir jeigu jau girdite, kad pradeda dominuoti tokie išsireiškimai, kaip man nesiseka ieškoti darbo, aš nerasiu darbo, aš niekada nebedirbsiu. Toje vietoje reikia stabdyti mintis ir keisti jas priešingom. Na, pavyzdžiui, iki šiol aš dirbau ir realizavau savo kompetencijas. Aš apskritai esu kompetentinga, nes ten dariau tą ir tą, dirbau ten ir ten. Ir iki šiol sėkmingai dirbau ir toliau galėsiu dirbti. Suvokimas, kad finansai išplaukia iš jūsų uosto, gali sukelti nemažai streso. Tačiau situaciją galite panaudoti pozityviai. Pagalvoti apie naują veiklą, kurią norite užsiimti. Galbūt keisti darbo sritį ar įkurti nuosavą verslą. Svarbiausia yra suprasti štai ką. Šiaip bendras toks būtų pastebėjimas ir patarimas apskritai neužsisklęsti. Kas liečia bendravimą, dažnai žmonės, išgyvendami galbūt tam tikrą gėdą, tam tikrą nepasisekimo jausmą, jie, apriboja savo ligšiolinį bendravimą. Tai iš tų žmonių netekusių darbo pusės. Darbo paieškos, darbo skelbimų skaitimas – nelengvas procesas, tiek psichologiškai, tiek fiziškai. Jei atsidūrite tokioje situacijoje, specialistai rekomenduoja kreiptis į profesionalus. Žmogui kartais labai dažnai yra svarbu pamatyti, kad su tom pačiom problemom susiduria ne tik jis vienas ir ko gero labai svarbu išgirsti kitų asmenų sėkmės istorijas. Ir netekus darbo kolektyvui iš kitos pusės iš tiesų yra svarbu turėti su kuo pabendrauti ne tik šeimoje, bet ir už namų ribų. Į motyvacinius seminarus yra nukreipiama apie 60% visų darbo biržos klientų. Nors individualios psichologo konsultacijos gali būti net anoniminės, tačiau Lietuvoje jos dar nėra populiarios. Užsienyje tai labiau įprasta. Konsultuoti su specialistu žmonės šiek tiek gąsdina. Jie susiduria įvairiais barjerais, jie nedrįsta, jiems tai atrodo galbūt jį pasmergs, galbūt jis kartais netgi nesitiekia iš darbo biržos gauti tokios paramos, įvairiausių kliūčių patiria. Ko gero, jauni žmonės yra šiais laikais daugiau imlūs naujovėms, imlūs informacijai, daugiau sugebantis tiek patys rasti, tiek naudotis teikiamomis galimybėmis. Ko gero, didesnių problemų patiria vyresnio amžiaus žmonės. Jiems yra sunkiau pretenduoti naujas darbo vietas. Be to, dažnai susiduriama su neigiamu požiūriu dėl amžiaus. Tačiau pasak psichologo, svarbiausia yra neužsidaryti nuo aplinkos ir neužsisklęsti.